Sveiki, mylieji. Esu kineziterapeutas Marius ir sveiki prisijungę į antrąją treniruotę, kuri skirta nugaros skausmų gydymui. Pirmąją treniruotę jūs rasite mano kanale Kineziterapeutas Marius Janulis YouTube platformoje. Ir aš esu iš projekto kineziterapija3.lt. Labai trumpai noriu pasakyti, kad kineziterapija3.lt jūs rasite video kineziterapijos programas keliams, kaklui, pečiams ir rankoms, nugaros skausmo gydymui, nugaros skausmo prevencijai ir taip pat masažo video programas, pagal kurias jūs galėsite savo namiškiams tiesiog savo namuose padaryti nugaros, juosmens, pečių ir rankos masažą. Tiesiog pagal savo namuose, pagal visas masažo taisyklės. Ir šiandien pratimai bus taip pat pakankamai lengvi, jie bus įvadiniai, bet nenustebkit, tiksliau nenuvertinkit, kad tie lengvi pratimai tai yra labai jau lengvi ir labai kviečiu pasportuoti kartu su manimi, pajudėti ir patirti tą krūvį, kurį aš duodu. Ir šiandien, ką mes darysim, tai mes tęsim pirmąją treniruotę ir atliksim bazinius pratimus, skirtus sustiprinti giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Kodėl šios raumenis reikia stiprinti? Labai paprastai. Šie raumenis dažniausiai atrofuojasi dėl mūsų fizinio pasyvumo, dėl mūsų sėdimo darbo, dėl to, kad mes mažai judam ir daug sėdim susilenkę, susikūprinę. Taigi, būtent šie gilieji pilvo ir nugaros raumenys, jie tiesiogiai tvirtinasi prie stuburo ir jį stabilizuoja visų veiklų metu. Tiek jums sėdint, tiek jums judant, stojantis, kelintis, einant ir panašiai. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkim treniruotę. Gulkimės ant žemės, ant nugaros. Taip, ir ištiesiu kojas, padarom apšilimą. Taip, palankstom pėdas į save nuo savęs, kiek tik įmanoma labiau. Stengiamės padaryti visus judesius, tiek nulenkt nuo savęs, tiek užlenkt į save. Kvėpuojam laisvai. Galime įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną. Gerai, padarom antrąjį pratimą. Biškį pasislinksiu, kad jūs matytumėt mano rankas. Taip, kojos bus ištiestos. Rankas kabinam už savęs, delnais ir dabar įkvėpsim per nosį ir iškvėpdami pasislenkam į kurią nors pusę. Aš pasislinkau į kairėje, arčiau kameros. Pasistengit abi alkūnės laikyti ant žemės ir rankos pilnai ant žemės, pajaustė tempimą per pečius, per liemens šoną, palaikom maždaug 10-15 sekundžių. Kvėpuojam laisvai. Gerai, darom į kitą pusę, aš biškį pasislinksiu. Taip, ir viskas lygiai taip pat. Rankos abi ant žemės. Jūsų viršutinė dalis turi išsiriesti kuo įmanoma labiau. Tokia kaip C raidė. Gausis. Ir palaikom maždaug vėl 10-15 sekundžių. Padarysim po 2 kartus į kiekvieną pusę. Labai tinkamas pratimas šeštadienio rytui. Taip, darome į kitą pusę.
Kojas laikykit suglaustas, vėlgi kojas tiesiai, ne kažkaip tai šonu. Taip, dar vienas kartas, paskutinis. Gerai, vėl grįžtu ant kilimėlio galo, kad mano galva būtų. Taip, kad jūs mane visą matytumėt. Taip, dabar pėdos į save. Ir po vieną koją išstumsiu į priekį. Kojos ant žemės. Ir jūs tarsi vieną koją įtraukėt, kitą koją kulnu išstumėt į priekį. Ir po porą sekundžių palaikom. Pajausit, kad dirba būtent šie liemens šoniniai raumenys, kad viena pusė susitraukia, kita tarsi išilgėja. Galite papildomai uždėti rankas, kad jaustumėte ten, kur vyksta veiksmas. Nu ir dar porą kartų. Ir perėsim prie tempimo pratimų. Gerai. Atsipalaiduojam. Ir šį kartą aš parodysiu ne tik tai stiprinimo pratimus, bet ir šiek tiek tempimo pratimų. Taigi, dabar parodysiu labai svarbų pratimą, kuris būtinas tiesiog tiems, kurie daug sėdi. Taigi, vieną koją uždėsim ant kelio ir dabar su tos pačios pusės ranka, jeigu aš iškėliau dešinę koją, tai su dešinė ranka stumsiu kelį nuo savęs. Pirštais atsiremkit kuo arčiau kelio, čia gausis vidinė šlaunų dalis ir pastumkit nuo savęs. Pajausit tempimą. Vėlgi palaikom 10-15 sekundžių, kvėpuojam laisvai. Ir vėlgi tempimas neturi būti per stiprus, jūs jį turit jausti, bet neturit būti nepakenčiamas, nepakeliamas. Jeigu tempimas yra stiprus, tada biškį mažiau spauskit tiek, kad tempimas būtų komforto ribose. Gerai, keičiam kojas. Dabar kairę koją uždėjau ant viršaus ir su kairė ranka stumiu kelį nuo savęs. Kadangi pas mane gaunasi pakankamai didelė amplitudė, tai aš stumiu pirštais. Gerai, padarom dar po 2 kartus. Taip. Tai sumoj gausis po 3 kartus kiekvienai kojai. Gerai, keičiam.
Nu ir dar po vieną kartą. Gerai, ir paskutinis kartas. Gerai. Pasižiūrim, ar filmuoja. Gerai, rodau dar vieną tempimo pratimą. Vėlgi kojos sulenktos, vienos kojos pėda ant kelio. Ir dabar aš pasilenkiu, paimu apatinės kojos, kuri buvo ant žemės, koją taip, kad paimčiau ją visą ir prisitraukiu prie savęs. Pajausit tempimą ir tą tempimą laikom vėlgi 10-15 sekundžių. Čia tempimas jau gali būti daug stipresnis, daug ryškesnis. Čia jau tempiam mes kriaušinį raumenį, pagrindinė visą raumenų grupę, kuri būna sutrumpėjusi dėl mūsų sėdimo darbo. Taip, darom kitai kojai. Taip, užkeliu vienos kojos pėdą ant kelio, pasilenkiu, pakeliu koją ir pasiimu už šlaunies užpakalinės dalies ir traukiu link savęs. Galva grįžta ant žemės. Ir toks ryškus jau tempimas, nuo jo jau nepabėgsi, iškentėkit, aišku, neturi būti per stiprus. Padarysim šitą variantą ir pasakysiu, ką daryti, jeigu yra tempimas labai stiprus ir jūs tiesiog negalite pasiimti kojos. Gerai, nuleidžiam. Ir padarykit šitą pratimą po 3 kartus kiekvienai kojai. Aš dėl laiko taupimo nedarysiu. Dabar pasakysiu, ką daryti, jeigu jūs negalite su rankomis pasiimti tos kojos. Tai tiesiog jūs pasiimkite rankšluostį. Jūs pasiimsit rankšluostį. Persimesit per koją. Ten, kur turi būti jūsų ranka, ten persimesit rankšluostį. Laikysit už abiejų rankšluosčio galų ir pakelsit su rankomis. Ir laikysit. Vėl taip pat 10-15 sekundžių. Ir taip pat padarykit po 3 kartus kiekvienai kojai. Bet galima šitą dalyką, pratimą daryti ir be rankšluosčio. Tiesiog paimat ir pakeliat koją nuo žemės. Ir laikot. Vėl taip pat. 10-15 sekundžių, 3 kartai kiekvienai kojai. Netgi, sakyčiau, šitas variantas yra daug patogesnis, negu netgi palyginus, jeigu jūs imate ir darote šitą pratimą su rankomis. Taigi galite išmėginti šituos 2 ar netgi visus 3 variantus. Gerai, perėdam prie pagrindinės mūsų dalies. Taip, kadangi mes jau mokam įtraukti ir pilvą, ir sėdmenis, ir prispausti juosmenį prie pagrindo, tai mes padarom šitą variantą iš karto.
Reiškia, įkvėpsiu per nosį. Ir iškvėpdamas per burną įtraukiu pilvą, prispaudžiu juosmenį prie pagrindo taip, kad nebūtų galima užkišti rankos ir dar tuo pačiu įtraukiu sėdmenis. Įsivaizduokit, kad jūs tarp sėdmenų raukšlių laikot daug pinigų. Ir jūs turit išlaikyti tuos pinigus savo. Taigi laikom 3 visus aspektus, 3 dalykus ir maždaug laikom 10 sekundžių. Kvėpuojam laisvai. Čia labai svarbu kvėpuoti laisvai. Nepameskit pinigų, kurie yra tarp jūsų sėdmenų. Ir lėtai atpalduojam iš pirmas sėdmenis, juosmenį ir pilvuką. Tai padarom dar 2 kartus, sumuoju 3 kartai. Įkvėpiu per nosį, iškvėpdamas per burną įtraukiu pilvą, prispaudžiu juosmenį prie pagrindo ir įtraukiu sėdmenis. Vėlgi, jeigu dėsit rankas ant sėdmenų, pajausit, kad jie turi tokie stipresni, tokie kaip suakmenėt. Ir jūs turit sėdmenis spausti ne į save, bet tokiu pusračiu, kad jie artėtų link jūsų kaip pasakius, išangės, link jūsų, kad pilnai užsidarytų. Ir tas pavyks padaryti, jeigu jūs pakelsite šiek tiek dubenį į viršų. Ir dabar uždėję rankas ant sėdmenų, pajausit, kad jie yra žymiai labiau tvirtesni. Ir vėlgi laikom 10 sekundžių. Nepameskit pilvuko. Ir pinigų. Laikykit pinigus tarp sėdmenų. Tiesiog mano visas organizmas, visas kūnas dreba. Pratimas labai paprastas, nieko nereikalauja, bet visas kūnas dreba tiesiog. Ir lėtai atpalduojam sėdmenis, juosmenį ir pilvuką. Pailsim, darysim 3 kartą. Truputį atsikvėpuokit. Ir darom 3 kartą. Vėl įkvėpiu per nosį. Įtraukiu pilvą, juosmenį prie žemės, kad nebūtų galima rankos užkišti. Pakeliu dubenį ir traukiu sėdmenis vieną šalia kito. Laikau stipriai daug pinigų, mėnesio atlyginimą. Galite ir metų atlyginimą laikyti. Ir vėlgi laiko maždaug 10 sekundžių. Ir lėtai atpalaiduojam. Gerai, dabar mes darysim tokį variantą. Taip, viena koja ištiesta, kita koja sulenkta. Ištiestos kojos pėda į save. Vėlgi, dabar taip. Įkvėpiu per nosį, vėl įtraukiu pilvuką, prispaudžiu juosmenį prie žemės, kiek įmanoma labiau. Dabar jau taip stipriai nepavyks suspausti ir sėdmenų, ir juosmens prispausti prie pagrindo, bet jūs pamėginkit uždėję ranką tarp kilimėlio ir juosmens, spausti juosmenį link rankų, taip kad rankai nepavyktų palysti po jūsų juosmeniu. Gerai. Ir dabar išlaikydami šitą poziciją, nepamesdami sėdmenų, sėdmenys įtraukti, juosmuo prispaustas, pilvas įtrauktas,
mes lėtai keliam viršutinę koją į viršų, nepaleidžiam juosmens, nepaleidžiam, spaudžiam ir leidžiam lėtai žemyn. Gerai, kartuojam dar vieną kartą. Galit kelti koją iškvėpdami per burną, bet svarbu, kad viską laikytumėt. Darykit viską savo greičiu. Taip, padariau 2 kartus. Lėtai atsipalaiduojam. Turbūt pajautėt, kad nėra taip lengva. Pamėginkit. Taip, darom kitai kojai. Ir viskas lygiai taip pat. Įkvėpiu per nosį, įtraukiu, prispaudžiu juosmenį ir lėtai keliu koją, viršutinę koją į viršų. Kelkit iki kito kelio aukščio, aukščiau nereikia. Ir leiskit žemyn. Svarbu, kad leidžiant žemyn, tiek keliant į viršų, tiek leidžiant žemyn, jūsų juosmuo spaustų pirštus, kad pirštai negalėtų palysti tarp kilimėlio ir juosmens. Sėdmenys turi būti įtraukti būtinai. Gerai, darom dar vieną kartą. Taip, labai gerai. Aš tai, pavyzdžiui, kai darau, tai jaučiu, kad visas kūnas dreba, visas kūnas dirba. Nuo kaklo, net kaklas įsitempia. Bet čia ir yra ta visa stabilizacija. Tas visas mūsų koras, tai yra brandulys, turi įsitempti ir būti stabilus visų judesių metu. Ir mes jį dabar stiprinam. Darom dar vieną kartą. Taip. Jau žinot, ranka tarp kilimėlio ir juosmens. Spaudžiu juosmenį. Sunkiausia spausti tada, kai koja ne aukštai, bet kai jinai yra žemai. Tada būna didžiausia ta arka, juosmens išsigaubimas. Ir mes turim būtent stengtis įspausti juosmenį tarp pirštų ir juosmens, kad pirštai kuo sunkiau lįstų. Taip, darom dar vieną kartą. Pasistengti ir sėdmenis įtraukti. Gerai, keičiam kojas. Dar vieną kartą. Gerai. Ir ant nugaros gulint pratimai baigti. Dabar vieną koją ištiesiu, kitą koją imam už pakinklę ir prisitraukiam prie savęs. Biškį atsipalaiduosim. Vieną koją, kitą koją.
Abiejų kojų vienu metu netraukit prie pilvo, tai pagal kineziterapijos taisyklės nerekomenduojama. Tik tais po vieną koją. Gerai, ir apsiverčiam ant šono. Taip, delnas ant delnų, kakta ant delnų, smakras ant žemės. Taip, statom kojas ant pirštų galų. Įkvepiam per nosį ir iškvėpdami per burną pakeliam abu kelius ir su kulnais stumiamės nuo savęs. Jūs tarsi norite su kulnais pasiekti, tolimąją sieną, kuri yra už jūsų. Ir kartu dar įtraukiam sėdmenis. Ir pajausit, kad dirba nugarinė jūsų juosmens dalis. Aišku, viską darykit iki skausmo, kad neskaudėtų. Palaikom maždaug 10 sekundžių, keliai pilnai ištiesti ir atsipalaiduojam. Padarom 5 kartus. Įtraukiam sėdmenis, su kulnais stumiamės nuo savęs ir pajausit, kad atrodo tik tais pakėlėt kojas, o jausmų jau dreba, jau kūnas dreba, jau jisai tokį smulkų fizinį krūvį gauna ir dirba tie raumenukai, kurie dažniausiai nedirba, jie nėra įdarbinami. Darom 3 kartą. Nepamirškit sėdmenų. Taip, 3 kartus padarėm, dar 2 kartai. Su kulnais siekiate sienos, nepamirškit to dalyko, keliai pilnai ištiesti. Ir paskutinis kartas. Sėdmenų nepamirškit. Gerai. Ir paprastas labai pratimas. Vėl taip pat galva ant žemės. Ir su keliu. Kelį mes artinam prie alkūnės. Galit pajausti tempimą per sėdmenis, per kojas. Ir to tempimo palaiko maždaug 10 sekundžių, 15.
Gerai, keičiam kojas. Vėlgi, alkūnį jūs nejudinat. Alkūnis lieka vienoje vietoje. Jūsų keliu turit stengtis pasiekti alkūnę. Nespiruokliuokit, spiruokliuoti negalima, nereikia. Tai padarom dar vieną kartą. Pasislinksiu, kad jūs daugiau manęs matytumėt. Gerai, šitą pratimą jūs padarykit po 3 kartus kiekvienai kojai, dėl laiko trūkumo aš nedarau. Ir perinam ant 4. Labai svarbi pozicija ir labai svarbus pratimai mūsų nugarai. Ir čia yra be galo svarbus išsiligiavimas, išsirikiavimas. Kokia yra mūsų stuburo padėtis? Čia yra be galo svarbu, kadangi aš, pavyzdžiui, neturiu jokios pagalbos iš šono, aš neturiu veidrodžio, aš savo kūną rikiuoju jau pagal ilgametę patirtį, bet aš labai rekomenduoju, kad jūs šitą pratimą darytumėt ar šalia veidrodžio, kad jūs galėtumėt pažiūrėti į veidrodį. Nes esmė yra ta, kad kai jūs ateinat ant 4, jūsų nugara neturi būti išgaubta. Jūsų nugara neturi būti pernelik įgaubta. Jūsų stuburas turi būti neutralioje padėtyje. Kai juosmuo yra tik šiek tiek nuleistas, jau geriau yra išlaikyti nugarą netgi tiesę, jeigu jūs nesugebat paveikti savo kūno ir jį reguliuoti. Bet aš labai rekomenduoju žiūrėti į veidrodį ir kiek tik įmanoma daugiau jauskit savo kūną padėtį. Ir, kaip sakiau, nugara turi būti švelniai atpalaiduota, labai nedaug. Galva mūsų turi būti kaip stuburo tiesinys. Ir reiškia, jinai neturi būti nuleista, neturi būti užkelta, o kaip stuburo tiesinys. Tad aš labai rekomenduoju žiūrėti į veidrodį ir matyti savo galvos ir juosmens padėtį. Kitas dalykas. Keliai ir klubai turi būti sulenkti maždaug 90 laipsnių kampu. Kai jūs taip padarysit, tada ir juosmens padėtis labai lengvai reguliuosis. Ir dabar padarom labai svarbų pratimą. Šis pratimas yra mažai kur rodomas, bet jisai rodomas būtent demonstruojamas ir jo mokomasi privačiuose klinikose, privačiuose kinesterapijos užsiėmimuose. Ir mes tiesiog mėginsim judinti savo juosmenį. Šitoje padėtyje judinti savo juosmenį. Čia ne katės pratimas,
mano krūtininė stuburo dalis beveik nedirba. Aš tik tais mėginu įgaubti savo juosmenį ir išgaubti. Gali daryti tai dar lėčiau, negu kad aš darau. Ir jeigu šitas dalykas jums nepavyksta, labai rekomenduoju jo pasimokyti. Turėsit daug didesnį mobilumą per juosmenį ir pajausit tą mobilumą kasdienėje veikloje. Ypatingai, jeigu jūs daug laiko sėdit, daug laiko praleidžiat mašinoje ir taip skirti bent jau 5 minutės į dieną ant kilimėlio pabūt ir pasimokyt valdyti juosmenį. Gerai. Kitas pratimas. Eisim vėl ant 4 būsim. Ir vėlgi mūsų juosmuo yra tik šiek tiek atpalaiduotas. Taip. Keliai ir klubai maždaug 90 laipsnių kampu. Galva yra kaip stuburo tiesinys. Jinai nenuleista, neatpalaiduota. Ir mes dabar paprasčiausiai paimsim ir išlaikydami juosmens padėtį, mes pamėginsim pakelti vieną kelį nuo žemės. Ir pajausit, kad dirba jūsų priešinga, tos pačios pusės ranka labai intensyviai ir jūs turit palaikyti, maždaug 5 arba 10 sekundžių. Bet labai svarbus niuansas, kad jūsų kūnas neturi išsidarkyti. Ta prasme, jūsų kūnas turi būti plius minus toks pats, kaip kad pradinėje padėtyje. Tai yra juosmuo švelniai atpalaiduotas ir kelis šiek tiek pakeltas nuo žemės. Vėlgi 10 sekundžių palaikom ir labai rekomenduoju lėtai leisti koją ir lėtai ją pakelti. Tada jūsų kūnas, jūs sugebėsit minimaliai išdarkyti savo stuburo padėtį. Nes jūsų stuburo padėtis tiek pratimo atlikimo metu, tiek pradinėje padėtyje turi būti vienoda. Čia ir yra mūsų kūno jautimas, mūsų kūno, kaip mes jaučiam savo kūną erdvėje. Dar vieną kartą, įkvėpiam per nosį ir išlaikydami kūno padėtį, stuburo padėtį, juosmuo tik tai švelniai atpalaiduotas, pakeliu kelį nuo žemės. Viskas, daugiau nieko nereikia. Ir pajausit, kad dirba jūsų pilvas, ranka. Ir atrodo, visiškai nieko nedarot, visiškai nieko. Dar vieną kartą. Taip, gerai. Dabar pamėginam tada padaryti tokį pratimą. Labai svarbus reikalingas pratimas,
Vėlgi, stuburo padėtis yra neutrali, fiziologinė, tai yra juosmuo švelniai atpalaiduotas, galva yra stuburo tiesinys. Pakelsim vieną ranką ir delną dėsim ant pakaušio. Įkvepiam per nosį ir iškvepiam per burną, keliam alkūnę į viršų. Ir turit stengtis su alkūnę pakelt kuo aukščiau. Grįžtam, su alkūnę paliečiam kitos rankos alkūnę ir vėl keliam į viršų. Pasistengite alkūnę kuo labiau atlošti. Tai yra ne tik judesys į viršų, bet judesys atgal, už jūsų. Taip, darom dar vieną. Kitai rankai. Vėlgi pasistengiam, kad mūsų juosmuo būtų neutralioje padėtyje. Taip, dedam ranką ant pakaušio, įkvepiam per nosį ir iškvepiam per burną, keliam alkūnę į viršų. Taip. Ir vėl. Jūs turit pasistengti pasisukti kiek įmanoma daugiau. Taip. Ir paskutinis kartas. Gerai, viską darom paskutinį pratimą. Sėdamės ant kulnų, keliai plačiau ir tempiamės rankomis tolyn į priekį. Pasistengit visą laiką išlaikyti sėdmenis ant kulnų. Taip, dabar pasislinksiu į dešinę pusę ir kairę ranką dedu ant dešiniosios. Pajausit šoninį tempimą. Ir darom tą patį kitą pusę. Taip, kairę ranką į šoną, dešinę ranką ant viršaus. Ir padarykit po 2 ar 3 kartus į kiekvieną pusę. Ir ta treniruotė bus baigta. Bet padarėm tik tais gal kokius 8 pratimus, bet jaučiasi, kad kūnas padirbėja. Ir kviečiu prisijungti prie
bendruomenės, prie žmonių, kurie įsigijo video kineziterapijos programą nugaros skausmo gydymui. Esu sukūręs video kineziterapijos programą nugaros skausmo gydymui, kurią sudaro 10 video kineziterapijos treniruočių, kurių esmė yra tai, kad žmogus išmoksta atlikti pratimus nuo pat basicų, nuo pat visų pradmenų ir kiekviena treniruotė yra vis sunkesnė už buvusią. Kiekviena kita treniruotė yra vis sunkesnė už buvusią ir truputį ilgesnė. Ir jūs gausite 10 treniruočių, pateksite į uždarą kineziterapijos Facebook'o grupę, kurioje rasite tolimesnės treniruotės. Jūsų aš nepaliksiu vienų, jūs rasite tenais tolimesnės treniruotės ir draugausim su manimi ilgai, būsite bendruomenės dalimi, galėsite užduoti man klausimus, gausite atsakymus ir auksime, tobulėsime ir gerinsime savo kūną kartu.